Kambarinių gėlių tręšimas – darbas, kurio reikia nepamiršti, prasidedant pavasarį ir artėjant vasarai. Rudenį ir žiemą tręšiame labai negausiai ir atsargiai, nes tai buvo ramybės metas jūsų kambariniams augalams, bet dabar verta sugrįžti į ritmą ir nepamiršti reguliariai tręšti. Tad pakalbėkime apie tai, kaip tai daryti teisingai, bei taip, kad jūsų augalai žaliuotų, žydėtų bei būtų itin dekoratyvūs. Kambarinių gėlių tręšimas yra itin paprastas bei patogus. Geriausia tai daryti skystomis trąšomis, tačiau yra ne tik koncentruotų skystų trąšų, bet ir tirpių, kurias ištirpiname į vandenį bei vėlgi laistome. Taip pat ir pagaliukai, kuriuos naudojame rečiau, bet jie vis dar yra išbandomi gėlių augintojų, tai yra patogus, lėtas tręšimas. Svarbu paminėti, kad trąšų pagaliukus reikia besti kuo giliau ir arčiau vazono krašto. Taip nepažeisime šaknų, jų nenudeginsime bei tinkamai ir ilgai tręšime. Bet greičiausiai ir efektyviausiai patręšime skystomis trąšomis. Lapiniam augalam tinka universalios jiems skirtos trąšos. Žydintiems be abejo rinkime žydinčiams ir itin jautrus augalai tręšimui yra kaktusai, kuriems būtina supilti tik tiek ir nedaugiau maisto medžiagų, bei dažnumu tik tokių, kokių reikia, nes tai lėtai augantis augalas, itin jautrus ne tik tręšimui, bet ir laistymui, bet maisto medžiagų jam vis tiek reikia. Kambarinių gėlių tręšimas yra itin paprasta. Paruoštos trąšos jau yra skysto pavidalo, tai reikia suplakti jas prieš naudojimą bei įpilti į vandenį tiek, kiek rekomenduojama. Tam yra patogus dozavimo kamštelis. Ir belieka augalą palaistyti. Galima sudrėkinti vazono žemę ir prieš tręšimą, taip trąšų tirpalas tolygiau pasiskirstis po visą vazoną, tačiau galima ir tiesiog išlieti. Klausimas, o kiekgi to trąšų tirpalo laistant palaistyti? Reikia atsižvelgti į augalo dydį ir vazonėlį ir pilnai sulaistyti, kad ne tik viršus sušlaptų, bet ir pasiektų augalo šaknis. Tam, kad gėlės nenustotų augti, žaliuoti bei žydėti, nepamirškite reguliaraus ir tinkamo tręšimo. Prenumeruokite mūsų kanalą ir raskite daugiau naudingų ir įdomių patarimų.